Tai šitame video norėčiau su jumis pasidalinti, kaip reikėtų pasirinkti liemenę, arba kitaip sakant, ką aš daryčiau dabar ir ką aš rinkčiausi dabar pirkdamas liemenę. Nes šarvinės liemenės nėra pigus malonumas. Jeigu jūs esate šaulys ir jums reikia įsigyti liemenę, tai jūs norėtumėte, kad ta liemenė už tuos pinigus tarnautų jums kuo ilgiau ir kad jinai būtų maksimaliai funkcionali, kiek yra galima. Aš su jumis pasidalinsiu savo įžvalgom, į ką aš kreipčiau dėmesį, jeigu pirkčiau savo pirmąją liemenę. Nežinau, ar tai aš turiu tos praktikos, ar neturiu praktikos po 8 šarvinių liemenių, tarp kurių buvo Gillette K19, Gillette K0, Perūnas 20, Assault Warriors, low profilinis versija 2, Lietuvos kariuomenės 2 liemenės, 511, papildomai dar kelios, sakykime, tokios nežinomos nauneiminės, tai spręsti jums, bet noriu su jumis pasidalinti ir pagelbėti tiems naujiesiams šauliams, kurie planuojasi pirkti ir nežino, į ką jums reikėtų atkreipdėmėsi, kad jūsų liemenė jums tarnautų ilgiau, kad ją išnaudotumėt maksimaliai ir turėtumėt daugiau opcijų. Tai pirmas dalykas, jeigu aš rinkčiausi liemenę, į ką aš kreipčiau dėmesį. Tai aš kreipčiau į priekinę dalį, kaip ta liemenė yra pasiūta ir kokias opcijas jinai duoda. Liemenės priekio yra 3 opcijos. Tai kai jūs turite liemenės priekyje visiškai molę sistemą, kai jūs turite dalinę, šiek tiek molę, šiek tiek velcro, arba kai jūs turite velcro ir molę sistemą per visą liemenę. Geriausias variantas priekinės dalies greičiausiai būtų Gillette K0 SF, kur viršuje molė ir tai yra su velcro. Tai šiuo atveju mes matome, kad apačia šitos liemenės yra velcro, viršus yra molė su velcro. Tai jeigu jūs matote tik molę sistemą, vienintelis dalykas, ką jūs galėsite, tai kabinti ant molės atskiras greitukės, dėklus, molę vieną ilgą platformą, kur yra iš karto 3 lietuvės, kurias jūs galite užsidėti. Su šia liemenė aš molę sistemos negalėsiu panaudoti. Aš galėsiu pasinaudoti velcro sistemą. Antras dalykas, į ką aš žiūrėčiau, tai kabinimo opcijos. Ar aš galiu kabinti dėtuvių platformą su plastikiniu junginiu, ar aš galiu naudoti taip vadinamą G-hooką, kuris praeina per vieną iš tam paruoštų vietų. Tai šitą liemenę turi 2 opcijas. Mes galim pakabinti su plastikiniu variantu. Antra opcija yra G-hookas, tokia kablio platforma, kuriai jūs turite turėti opciją kažkaip tai užkišti ją, ant kurios jinai galėtų kabėti. Tai mano pasirinkimas būtų toks. Mano liemenė turėtų 2 opcijas kabinimo, kad galėčiau išnaudoti skirtingas dėtuvių platformas, nes laiku einant, gal mano poreikis bus kitoks, galbūt mano užduotis reikalauja visiškai kitokios platformos ir be abejo turėti bent jau 1 ar 2 opcijas kabinimo ant pačios liemenės. Aišku, norėčiau, kad tai būtų ir velcro, ir kartu molė. Tada aš turėčiau didesnį pasirinkimų variantą. Trečias dalykas, į kurį aš atkreipčiau dėmesį, tai kaip kabinasi šonai ant liemenės. Dažniausiai yra 2 kabinimo būdai. Vienas yra greito nuėmimo sistema, kai mes turime sagtį, kurią mes tiesiog naudojame greitam nuėmimui, patraukime ir atsisega šonai. Dažnu atveju mes matome, kad ta sagtis prisiūta prie pačios liemenės. Antras būdas tai yra klijuojami šonai. Tai reiškia, kai jūs atverčiat arba nuėmate dėtuvių platformą ir tiesiog šonai atklijuojate. Tai jeigu jūsų užduotis reikalauja, kad atsegimas būtų kuo tylesnis, be abejo jums rekomendacija iš karto turėti greito nusegimo sistemą. Nes būdami vidury miško ir nusiminėdami liemenę, kuri yra su klijavimo sistema, kitaip sakant, šonai yra klijuojami, jūs labai aiškiai girdėsitės. Todėl, rinkdamiesi liemenę, labai stipriai pagalvokite, kaip kabinasi šonai ant liemenės. Optimaliausias šonų dėjimo variantas, kai jūs turite velcro platformą, šalia turite opciją, kad galite įstatyti greito nuėmimo sagtis ir jūs tiesiog renkatės. Ar jūs rinksitės, kad jūsų greito nusegimo sagtis būtų čia, ar tiesiog naudositės tokią platformą su greito nusegimo sagtimi. Jeigu jūs tokio varianto neturite, gali būti, kad jums reikės galvoti ir papildomas opcijas. Jeigu jūs norite išnaudoti pilnai liemenę, ką aš turiu omenyje. Įsivaizduokime, abidvi šitos greito nuėmimo jungtis yra prisiūtos. Ir aš noriu čia šone dėtis
papildomą dėtuvę, ar noriu šone dėtis radio ryšio priemonę į papildomą dėklą. Aš turiu problemą, todėl kad tas dėklas atsiras išorėje. Tai kad jūs suprastumėte, apie ką kalba, kaip patys matote, dėklas, jisai išlieka vis vien išorėje, neprispaustas. Nėra atramos jūsų, tai bus radio ryšio priemonė, ar tai bus dėtuvė, jinai tabaluosis. Šiuo atveju, jeigu tai yra prisiūta, jūs esate priboti. Bet jeigu jūs turite tokias platformas, aš dedu vidinį tiksliau dėklą, aš dedu papildomą platformą ir aš dedu į vidų dėtuvę ar radio ryšio priemonę ir užsidedu šoną. Šonas prispaudžia dėtuvę į šoną arba radio ryšio priemonę į šoną ir jinai nejuda. Jeigu jūs norite pasikabinti viduj, pavyzdžiui, kažkokį tai peilį, dar kažką, tai reikėtų pradžiai kabinti platformą kažkokią tai, ant jos sakti greito nuėmimo. Ir čia jau jūsų peilis, ką jūs naudojate savo užduotyse, tas yra svarbu ir jūs išnaudojate vietą. Jeigu pas jūs tokios opcijos nėra kaip šita, visą laiką galima surasti papildomų variantų, kurie pagelbės jums tą padaryti. Šiuo atveju, tarkime, aš turiu tokį šoną, radio ryšio priemoniai. Jisai turi papildomą velcro, turi papildomą skylę, kur aš tiesiog prakišęs per šoną, užklijavęs, galiu tą radio ryšio priemonę turėti spaustą ir man kuo puikiausiai tiks. Jeigu neturite opcijos, visą laiką galite nusipirkti tokį variantą. Tai šiuo atveju aš į tai atkreipčiau dėmesį, kokia yra šonų kabinimo sistema ir ar aš turėsiu papildomų kažkokių tai opcijų ją išnaudoti. Ketvirtas dalykas, į kurį aš atkreipčiau dėmesį, kokia yra petnešų opcija. Ar yra galimybė turėti greito nuėmimo sistemą ant vienos iš petnešų, ar yra galimybė tas petnešas keisti pagal savo pusę. Tai jeigu jūs esate dešiniarankis, tai ar aš galiu perkelti petnešų greito nuėmimo sistemą į kairę pusę. Jeigu aš esu kairiarankis, ar aš galiu tą sistemą perkelti į dešinę pusę. Jeigu aš turiu tokią opciją, tai yra labai gerai ir tas yra labai svarbu. Kodėl? Tai įsivaizduokite, jūs neturite galimybės atsisekti vienos iš petnešų. Kiekvieną kartą, jeigu jūs norite nusiimti liemenę, jums reikia nusimti šalmą, jums reikia nusimti ausinės, tada per galvą nusiimat, tada vėl užsidedat ausinės šalmą ir atvirkščiai. Tai greito nuėmimo sistema jums padeda išvengti šitų dalykų. Jūs pasiliekate su šalmu, su ausinėmis, per šoną nusiėmėt, per šoną užsidėjot. Pašnekėkime apie pačias petnešas. Petnešos turi būti jums pakankamai patogios, petnešos turėtų turėti opciją keisti jų ilgį, petnešos turi turėti opciją ant jų uždėti paminkštinimą. Šiuo atveju toks paminkštinimas kuo siauresnis, tuo geriau. Man asmeniškai, nes yra daug didesnis komfortas dirbti su ginklo buože. Jeigu man nereikia paminkštinimų, tai ar šitas paminkštinimas yra nuimamas, kad aš, pavyzdžiui, galėčiau, jeigu man trukdo šitie paminkštinimai judėti su didelė kuprinė, ir ar šitos petnešos turi galimybę, kad ant jų būtų uždėti kitokie paminkštinimai, kitų firmų, plonesni. Tai į šitą aš irgi atkreipčiau dėmesį, nes tų paminkštinimų sistemų yra įvairiausių, yra kurios labai gerai netgi išskaido šilumą, karštį, arba, sakykime, yra labai plonos ir netrukdo jums nešti sunkesnės, didesnės kuprinės. Mes pašnekėjome apie priekį, pašnekėjome apie petnešas, pašnekėkime šiek tiek apie galą. Ganėtinai svarbu išsiaiškinti, ar liemenė turi gerą ventiliaciją. Jeigu jūs užsidėsite liemenę ir bus karšta, jinai tiesiog bus kiaura, jūs būsite šlapi, tai jums reikia pagalvoti apie tai, kokioj aplinkoje jūs dirbsite ir ar ta liemenė gerai išskaidys karštį šilumą. Antras dalykas, ar ta liemenė turi kažkokį tai komfortinį paketą, paminkštinimą, kad jums būtų patogu ją dėvėti labai ilgą laiką. Tai tų paketų įvairiausių visą laiką yra. Mano yra toks, visa nugarėlė, turi velcro. Tai reiškia, aš galiu užsidėti įvairų paketą, kuris turi velcro gale kabinimą ant šitos liemenės. Kitas dalykas, į kurį aš atkreipčiau dėmesį prieš pirkdamas liemenę, kokia yra šonų uždėjimų ir nuėmimo opcija, korekcija būtent šonų. Nes jūs galite užsidėti ant kitelio storą striukę ir kokia yra galimybė greitai sureguliuoti savo šonus, užsidėjus ar po to greitai vėl nusiėmus tą striukę. Labai svarbu
kad ant liemenės, asmeniškai man, būtų taip vadinamas dangtis, kuris dengia sistemą, ant kurios, sakykime, kabo šonai ir galėčiau ją greitai atidengus pakeisti į, sakykime, gumų elastinių ar galbūt velcro pozicijas, kad nebūtų atvira, nes jeigu tai yra atvira, tai kabinasi, atsipalaiduoja ir panašiai. Šiuo atveju mes turime tokį galą ir galas dažnai būna 3 opcijų. Tai gali būti vien tik tai molė, tai gali būti vien tik tai velcro, tai gali būti sistema su skylėm, kurios jūs tiesiog išnaudojate, kad užveržti elastinę gumą. Ir be abejo, sakykime, turi šonus, kurie fiksuoja šonus. Ir čia jūs galite pasirinkti, kokiam atstume, kokiam ilgyje, kokioj įtampoj, kiek atleisti pačias elastinės gumas, kad jūsų šonai pailgėtų, turėtų šiek tiek vaikščiojimų. Man asmeniškai yra svarbu todėl turėti tokią sistemą ir papildomai velcro, todėl kad jeigu aš nuimsiu šitą šoną ir, pavyzdžiui, nusipirksiu kitų šonus, kurie turi velcro kabinimo sistemą, kad prisiklijuotų ir galėčiau ją naudotis. Jeigu čia, pavyzdžiui, nėra jokio velcro, čia yra tik tai molė arba audinys su skylėm, jau jūs esate priboti tik ant tokių sistemų, kurios eina ant elastinių gumų. Tai būtų tokie mano pagrindiniai dalykai, kuriuos aš atsižvelgčiau, pirkdamas savo pirmąją šarvinę liemenę. Jeigu jums patiko šitas video ir informacija buvo naudinga, uždėkite like ir būtinai pasidalinkite su savo kolegomis, kuriems ši informacija turėtų būti irgi įdomi.